Kaip gaminami kokliai dvarų keramikoje jau matėm. Šiandien apie koklių spalvas. O norint patenkinti visas jūsų užgaidas, į pagalbą ateis aukščiausio lygio glazūros gamybos technologas. Labas rytas. Turiu malinį koklį. Jisai visiškai pagamintas, bet dar neaprengtas, dar nuogas. Dar jį reikia apdailinti, apsaugoti, nudažyti. Tokiam tikslam naudojamas glazūras. Tokio stalviršio gabalą ir sako, aš noriu, kad krosnis tiktų šitam stalviršiui. Ką tada prasideda? Tada prasideda darbas su žmogum. Reikia jį išgirsti, pajausti, suprasti, kokie yra jo namai, kokią krosnį jisai įsivaizduoja ir padėti jam išsirinkti tai, kas jam būtų gražu. Ir čia prasideda juodas darbas, nes yra padaroma. Pirmiausia, tai pažiūrima visa informacija turima, tai ką jis atsineša, plytelės, grindų plytelės, stalviršio gabalėliai. Tada mes paruošiame 10 bandymų spalvų, jas parodome žmogui, tariamės kartu, svarstome, svajojame, sapnuojame, galvojam, kasgi jam galėtų jo namuose tikti. Tai čia yra vienas iš tų atvejų, kai reikia surasti, padėti žmogui susikurti gražius, jaukius namus ir krosnį, kuri šildytų, kuri būtų ne tik graži, bet ir šildytų. Reikia pabrėžti, kad atrodo tą spalvą parinkti, kągi paprasta. Truputį dadėja kokį pigmentų ir jau kitos spalvos. Bet jeigu žmogus sako, aš norėčiau, kad čia atsirastų toks gelsvumas. Kaip ta? Kai taip pasako, tai yra labai sudėtingas uždavinys, todėl kad tai nėra guašas, tai nėra kažkokie automobiliniai dažai. Glazūra tai yra metalų, stiklo, metalų, mineralų mišinys ir taip paprastai ją pašviesinti, patamsinti, labiau padaryti geltoną, tai yra beveik neįmanoma. Reikalinga 10 bandymų atlikti, kad šiek tiek padaryti šviesesnę spalvą arba tamsesnę. Kaip šiuo atveju iš šitos spalvos padaryti šią spalvą yra labai sudėtinga. Tai 10 bandymų, tai yra didelis darbas. Čia ne šiaip savo atskeisti, reikia faktiškai daryti kitą receptą. Taip, tai yra laboratorinis darbas. Ir beveik neprognozuojama, kaip jinai atrodys, kai iškepsi po temperatūros. Turint ilgametę patirtį, 20-30 metų patirtį šitoje srityje galima prognozuoti. Yra specialistai, kurie tai gali padaryti, bet šiaip paprastai reikėtų sakyti, kad tai yra neprognozuojama. Tai ne taip lengvai prognozuojama. Tai nėra taip paprasta, nes tai yra chemija, fizika. Metalas degtas aukštoj temperatūrai, jisai turi savo savybės, kiekvieną kartą skirtingos savybės atsiskleidžia. Tai yra sudėtinga. Ir čia mes irgi turim vieną iš pavyzdžių, kada yra atlikti 10 bandymų vienam klientui tam, kad atrasti tokią pilką spalvą, kokios klientė norėjo. Šiek tiek labiau pilkos negu šita pilka, kurią jūs padarėt. Tai yra vėlgi savaitės darbo. Ir jau tada krosnis tampa ekskliuzyvinis gamyba. Faktiškai gamybos trukmė pailgėja. Tiesiog 4 mėnesiai, gali būti 5 netgi. Gali būti ir pusę metų. Čia priklauso nuo to, kiek kartų žmogus sakys, kad šiek tiek dar kitaip. Arba šiek tiek dar truputėlį tamsiau, truputėlį šviesiau. Tai kiek kartų bus tas šiek tiek kitaip negu kad dabar yra, tai čia gali ir metus laiko tęstis, jeigu ne. Nes tam, kad pataikyti, kad ir vienu atspalviu šviesiau arba tamsiau,
Tai reikia glazūrą paruošti. Reikia žinoti, iš ko ją ruošti, reikia paruošti, reikia parinkti elementus, tada reikia iškepti. Kepimo procesas trunka apie 3 paras. Tai yra labai ilgas darbas, neįvyksta taip pat sugalvojau ir praskėdžiau. Plius tas pats elementas gali keisti spalvą, jeigu iškep kitokią temperatūrą. Taip, skirtingoje temperatūroje, skirtingi metalai skirtingai reaguoja ir kai baigėsi spalvų paieškos ir žmogus pasirenka savo tinkančią spalvą ir pasako, aš noriu šitos spalvos, man jinai tinka, patinka, tada prasideda sekantis etapas – glazūrų paruošimas. Kokliai paruošti eksperimentiniam kepimui. Čia turime 19 skirtingų spalvų. Mums tebelieka įstumti krosnį, įjungti krosnį ir po 4 dienų mes žinosim, ar atspėjom spalvas. Turim pavyzdį. Čia tokia graži bordinė spalva. Atspėkit, iš kurio. Spalvos parinkimas yra tikrai sudėtingas ir kruopštus, laikui imlus darbas, kurį mes padarom kiekvieną dieną. Čia kūryba, aš tai pasakyčiau, net būrimas tam tikras. Tai bet kartu, taip, bendrom pajėgom, patirtis, nuojauta, technologija, ir visas fantazijas patenkinam. Glazūruotą koklį galima dar pagražinti. Ta operacija vadinasi inkrustavimas. Darija, kaip inkrustuojamas? Su kuo? Inkrustuojama yra specialiai paruoštų tirpalų, kurios sudėtyje yra įvairūs metalai. Dažniausiai naudojami metalai tai yra auksas arba platina. Aukštoje temperatūroje metalas išsilydo ir prikimba prie keramikos amžiams. Dekoravimui mes naudojam specialius plonus teptukus, kiekvienu atveju skirtinga, imamas kiekvienas koklis, kiekviena detalė ir ant jo yra užpiešiamas piešinys. Ilgai užtrunkantis procesas, todėl kad kiekviena detalė yra spalvinama rankų darbas, rankomis, tai nenaudojamas joks lekalas, nenaudojamas joks trafaretas, nėra kažkokio mechaninio įrenginio prietaiso, kuris kažkokiu būdu vietoj tavęs tą darbą nudirbtų. Viską atsisėdęs pieši pats. Taip ir padaromas yra inkrustavimas dvarų keramikui. Piešimas ant koklių tai tolygių kaip raštas. Kiekvienas turi savo charakterį, savo nuotaiką ir praktiškai antros tokios krosnės pagaminti beveik ir neįmanoma. Čia visiškai autentiška gaunasi spalva, autentiškas piešinys.